Šiandien darysim vieną labai įdomų dalyką. Tai yra filmuosim lynus po vandeniu ir filmuosim juos truputėlį kitaip, negu aš anksčiau filmuodavau. Galbūt, sakyčiau, net įdomiau. Tai va, bičiuliai, sistema tokia. Plūdė, po apačią kamerą ir po apačią kabliuką su masalu. Bandom jungti kamerą. Turim žalę, galim mesti vandenį. Bet yra dar vienas dalykas, kad nebematau plūdės. Na kągi, tai bandom pasinerti į povandeninį pasaulį ir pasižiūrėti, kas tą dieną vyko mano žvejybos vietoje. Kaip matot, visas dugnas yra nusėtas kukurūzais. Jaukinsim kukurūzais, kanapėm ir kažkokią dar vieną čia grūdinę kultūrą. Telkinys naujas, tai nežinojau, kokia ten situacija su smulkme, tai pagalvojau, kad pradžiai pabandysiu jaukinti stambiai, be jokių, sakykim, miltų, kad nepasklistų debesis vandenį. Matom, į kadrą atplaukė tikrai labai stambi kuoja. Paragavo svarelių. Šiaip smulkmės kadre gana nemažai. Nepasakyčiau, kad jos labai susidomėjusios mano kukurūzais, labiau jas domina švinukas kabantis po kamerą. Aišku, vėl į kadrą lydekiukas atplaukia ir jisai medžioja tą susirinkusią smulkmę. Tikrai nemažai kartų esu bandęs šitą povandeninį filmavimą, tai į jaukintą vietą, kur prisirenka daug smulkmės, visada atplaukia ir lydekos. Žvejoju čia, bičiuliai, ant tokio kampo kaip. Šiaip nelabai man patinka tie kampai, aš geriau kažkur per vidurį būčiau. Tiesiog čia buvo pakankamai vietos 2 meškerėm. Šiek tiek ryte prasėjau, buvo dar tokių vietelių, bet ten labiau su viena meškerė sėdėti. O man reikia 2, nes viena turi būti su kamera, kita turi būti normali. Tai čia tokia, sakykime, vienintelė vietelė 2 meškerėm. Bet šiaip karjeras nebandytas, bet aš žinau, kad čia yra linų. Bet kol kas jų čia gaudyti nebandžiau, tai tokia šiek tiek, sakykime, rizika. Galbūt reikėjo važiuoti ten, kur aš jau viską žinau, bet visada yra įdomu kažką naujo pabandyti. Dar vienas ešerys. Apgavikas, taip gražiai plūdelę baim, išvažiavo. Jau galvojau, kad galbūt lynas. Tokią aštunkojį padariau, tai ešeriukai neatsispiria. O lyno vis dar nematyt. Viena kita koja liktais bando kažką čia rinkti nuo kranto, bet mano sliekas guli ramiai. Kol kas nelabai jis ką domina. Kol mažesnioji raudelė pabandė jį pačiupti. O dabar puikiai galime matyti, kas darosi žemiau mūsų plūdės, kai gaudome lynus ir kažkas ją vis truputėlį judina.
Ir aišku, bandos jausmas, viena raudelė paragavo slieko, tai reiškia reikia ir kitom. Atrodo, kad pajudino, bet ir pametė iškart. Galbūt mažesnė žuvytė pajautė svorį kameros. O galbūt lynas. Vis dar sukinėjęs tą motininę raudę čia. Būtų visai nieko ją pagauti, bet kaip matot, jinai kaip ir plaukia link slieko, bet geriau kažką paėmė geltono ir šviečiančio. Kas čia darosi? Tai povandeninė kamera turbūt jau bus išsikrovus, tai bandysim ją ištraukti, pakrauti ir kad galėtumėm dar antrą raundą pafilmuoti. Viens taškelis čia, kits taškelis čia. Tai nesulaukęs jokių lyno ženklų, nusprendžiau, kad galbūt atėjo laikas pajaukinti ir, sakykime, tradicinių jauko smulkmesnių marcipano kvapo ir galbūt tikėsimės jisai prikvies mum lyną. Žinoma, kaip matote, įmetus tokio jauko, visos raudansparnės 15 metrų spinduliu arba netgi dar daugiau, ko gero suplaukė į mūsų jaukinamą vietą. Kaip matome, labai godžiai jos valgo tą pašarą, sliekas raitosi šone, nelabai ką domina ir čia užsikūrė tikras veiksmas. Tik veiksmas ne lynų, o raudžių. Rubuilė. Ant kokio vižadribio tai būtų žiauriai fainiai tokią pagauti. Bet dabar tai ne į temą man jinai. Šiaip raudės tikrai yra labai gražios žuvis ir įdomu į jas pasižiūrėti jų natūralioje aplinkoje, bet pagrindinio veikėjo, lyno, dėl ko mes šiandien šitą dalyką darom, mum vis dar nepavyksta užfiksuoti.
Žvejojam jau, turim 8:30, žvejojam 2,5 valandos, truputį daugiau, apie 3 gal. Šiaip savo lininėse vietose, ne karjerose, apie karjerų šnekant, tai per tokį laiką jau dažniausiai, jeigu žuvis aktyviai maitinas ir kimba, tai 90% jau būnu pagavęs, bent 1 ar 2 lynus. Vanduo, bičiuliai, kaip stiklas, nei vėjelio nėra. Labai gerai matytus burbuliukai, jeigu kažkas tenais raustusi. Bet jų nesimato, yra tik burbuliukai nuo mano įmesto jauko. Dabar atkreipkime dėmesį į ekrano kampą. Ir štai matom, kaip vaiduoklis, kur buvęs, kur nebuvęs, pagaliau mūsų žvejybos vietoj pasirodė lynas. Bet jisai nesusidomėjo nei jaukų, nei mūsų masalų. Tiesiog praplaukė savais keliais kažkur. Ar vėsi naktis, ar kas, nežinau, kažkas tiesiog nekimba, man atrodo, tas lynas šiandien. Aišku, mes dar pasėdėsim, pabūsim, bet apturėti gerą žvejybą aš jau šiandien, sakykime, plius minus viltį praradau. Na ką, o raudžių puota vis dar toliau tęsiasi, jos aktyviai skanauja mano jaukais. Kol kur buvus, kur nebuvus, kaip torpeda pralėkė tikrai nemaža lydeka. Pasižiūrėkim, bičiuliai, iš naujo, šiaip labai įspūdingas kadras. Vėlgi ne lynas, ne mūsų pagrindinis tikslas, bet dėl tokio kadro, aš manau, buvo verta stengtis. Ir tik nusėdus dumblui po minutės laiko raudelės vėl grįžta ir toliau savo sėkmingai skanauja mano marcipaninių jaukų. Ir štai, bičiuliai, pažiūrėkit iš už kampo. Nusikaltėlis grįžta atgal į nusikaltimo vietą. Dar žiežulą kokią, eik tu savo. Bet labai graži žuvis. Tik labai užknisanti, kai nori lyną pagauti. Ir yra toks dalykas, kad jinai valgo viską, ką ir valgo lynas. Tai raudansparnių tai čia yra gyvų lynių. Na, aišku, ne tų, ne po pusę kyla. Nu, gal ir yra. Bet vis tiek tos tokios po porą 100 gramų raudansparnės yra baisiai užknisančios. Matom, bičiuliai, kad raudelės vis kažko baidosi. Manau, kad ta lydeka ar kita lydeka vis tik kažkur šalia maitinasi. Galbūt tądien buvo verta pasimti ne plūdinę meškerę, o spinningą, nes lydekos tai tikrai labai aktyviai maitinasi. Jūs mane užknysat, raudansparnės.
Na kągi, atėjo ta diena, kai turim daryti 5000 prenumeratorių prizų dalybas. Tai bičiuliai, šiame video norėčiau jum pralaimėti 3 prizus. Prizas numeris 1 būtų Tailwalk Aegis SSD meškerė. Prizas numeris 2 būtų avižadrebio, avižėlių ir guminukų rinkinys. Tai 2 labai šustri ir vertingi rinkiniai. Trečią prizą steigia fishon.lt. Tai būtų Steg Method Feeder rinkinys. Visokiausi boiliukai, skysčiai, peletės, jaukai ir taip toliau. Viskas, ką jums reikia padaryti, bičiuliai, tai žinoma, užprenumeruokit Karolis 2KG YouTube kanalą, tai yra mano YouTube kanalą. Antras dalykas, ką reiktų padaryti, tai paspauskit laiką ant šito video. Ir trečias, pats svarbiausias dalykas, tai yra pakomentuokit. O ką pakomentuoti, aš jums taip pat ir pasakysiu. Vienas žmogus gali laimėti tik vieną prizą, tai bičiuliai turėsit pasirinkti, ką komentuoti. Jeigu norit laimėti spinningą, komentarė būtinai parašykit spinningas. Jeigu norit laimėti avižadrebio rinkinuką, komentarė būtinai parašykit avižadrebis, su Z, avizadrebis. Jeigu norit laimėti Method Feeder rinkinuką, komentarė parašykit Method. Turėkit omeny, bičiuliai, kad dalyvauja tik tais vienas pats pirmas žmogaus komentaras, tai, žinoma, galimai daugiausiai komentarų bus su žodžiu spinningas, nes tai yra vertingiausias prizas. Bet galbūt daugiau šansų laimėti bus komentuojant avižadrebis arba Method. Tai pagalvokit ir apie tai. Šitas dalykas tęsis iki mano sekančio video, galbūt kuris išeis už savaitės, galbūt už 2. Tai bičiuliai komentuokit ir kitame video išrinksim laimėtoją, naudodami atsitiktinį komentarų pasirinkėją. Vėlgi, dalyvaus tik tais vienas komentaras, tai bičiuliai, nevarkit, nerašykit 100 komentarų, nes dalyvaus vis tiek tik vienas pirmas jūsų komentaras. Ir kitame video aš išrinksiu 3 laimėtojus ir pasakysiu, kaip su manim susisiekti. Tada susitarsim, kaip tie prizai pasieks jūs. Ir jeigu jums patinka tokie povandeniniai video, tada bičiuliai būtinai pažiūrėkit vieną iš šių 2 video, nes tenai buvo tikrai užfiksuota nemažai linų ir labai daug įdomių ir vertingų kadrų.